Turbūt prasidėjo labai paprastai. Apie nacionalinę moksleivių akademiją aš jau kaip ir truputį žinojau, mano sūnus mokėsi licėjuje ir jis jau girdėjo, kad tenais vyksta kažką pasakojo, bet konkrečiai nebuvau susidūręs, tol kol mane nepakvietė į vasaros stovyklą į Nidą paskaityti paskaitą. Bet tos pažinties kaip ir rezultatas buvo tai, kad aš supratau, kokia yra moksleivių akademijos struktūra, kaip jinai funkcionuoja. Ir labai greitai išsiaiškinau, kad yra sekcijos įvairios, bet nėra nei biologijos, nei gamtos mokslo, nei biochemijos, nei biotechnologijos, nieko susijusio su tai. Ir tai mane be abejo profesionaliai traumavo ir nustebino. Tai aišku, man nepatiko. Žmonės galvoja, kad galbūt NMA ten yra kažkokia tai vieta, kur moksleivius pripompuoja žinių pilnas galvas ir kad jiem ten, pavyzdžiui, net nebereikia studijuoti universitetą ir panašiai, bet aš netgi sakyčiau, kad yra visiškai priešingai, kad, pavyzdžiui, moksleiviam gal nėra būtina ten žinoti tai, ką žino ten universiteto studentai, bet svarbiausia kažkaip juos motyvuoti, kažkaip tai uždegti ir būtent NMA ateinantis dėstytojai, savo sričių kompetentingi specialistai, įvairius mokslininkai, tai jie sugeba tai padaryti. Kai esi šiek tiek toks, kaip sakant, kitoks, kai nelabai vis dėlto randi savo vietos, nelabai randi bendraminčių savo aplinkoje, NMA yra būtent ta vieta, kuris suburia tokius tavo bendraminčius, tokius, kurie mąsto taip pat, kurie tokie netgi šiek tiek išprotėję, šiek tiek trenkti, bet tokia gera prasme ir tarsi NMA tampa tokia vieta, kur tokie antri namai, kur tu susirandi savo draugų, tokių, kurių anksčiau niekad nebūtum radęs. Kaip ir pagalvojus, kaip ir savaime suprantama yra, nes vis tiek aš jau daugelį metų buvau fermentų vadovas ir mūsų tokia yra toks veiklos profilis, iš tikrųjų tai nėra gamyba, tai yra gamyba, bet pirmiausia ir pati sudėtingiausia uždavinys yra sugalvoti, ką gaminti. Ir čia jau prasideda aukštasis pilotažas ir tu puikiai suvoki, kokia yra vertė gabių, talentingų, mąstančių žmonių. Man dar buvo labai gražu, kad NMA skatina tą tokią kaip visų dalykų, visų sekcijų sintezę, kai tu pamatai, kaip jau Algis minėjo, visus vienoje vietoje ir matai, kaip jie gali kartu dalyvauti tam tikrose užduotyse, ne muzikai groti, muzikai būti kokioje matematikos paskaitoje ir panašiai. Tad kodėl Britai nežaidžia gerai krepšinio? Dėl to, kad nėra mokyklos. Ir jeigu tu Britą tą patį atvarysi čia iš Sabonio ar Čiurlionio mokyklą tenais, jisai pradėjo žaisti ir jisai gerai žais. Kadangi jisai paklius į tą sistemą, kuri moka padaryti ir išspausti jo talentą.